Mokykloje man patiko algebra, fizika ir matematika. Kadangi buvo labai geri mokytojai, kurie labai kūrybiškai pateikdavo savo dėstomą pamoką. Ir man tos pamokos labai greit praeidavo, nes būdavo labai įdomu spręsti tos visus uždavinius. Ir šitas mokslas, man atrodo, padeda lavinti loginį mąstymą. Ir tiesiog man tos pamokos buvo kaip žaidimas. Mokykloje buvo anksčiau darbų pamokos ir mūsų mokykla turėjo tokį darželį ir ten augydavom gėlytės, prieskoninės daržovės tokias, kur mėtos, čiobreliai. Na ir kartais reikėdavo ten padirbėti, kad užaugtų. Tai būdavo klasės, reiškia, per tą pamoką, berniukai, reiškia, žinojo, kad bijodavom sliekų. Tai jie prisirinkdavo, bekapstinėdami tą daržiuką sliekų ir mums bandydavo užmesti už apykaklės. Aš įsidrasinus pasiėmiau sliekų irgi saują ir bėgdama nuo tų berniukų ir galvojau, kokia čia proga, kad aš galėčiau jiems atgal užmesti. Ir aš įlėkiau į mokyklos tamborą, į mokyklą ir uždariau duris ir laikiau stipriai. Tai ir ten stumdė tas duris ir aš vienu momentu pajutau, kad labai stipriai atidarinėjai ir aš atleidau. Atsidarė duris ir aš tuo metu maniau, kad čia yra mūsų klasės berniukai ir aš mečiau tos sliekus ir pataikiau direktoriui. Pasirodo, kad ten ne vaikai stumdė, pats direktorius norėjo į mokyklą įeiti. Tai čia buvo toks liūdnas atvejis, kuris pavirto į juoką, bet man teko atsiprašinėti direktorių, kad tai pasielgiu ir aiškintis, kad čia ne jam skirti tie sliekai. Mėly mokytojai, leiskite jūs pasveikinti su mokytojų diena ir palinkėti jums ištvermės, dirbant tą nelengvą darbą. Nuo jūsų priklauso žmogaus asmenybės formavimas, nuo jūsų priklauso jų meilė tėvynei, nuo jūsų priklauso jų ateitis, pasirenkant tolimesnį gyvenimo kelią. Tad noriu jums palinkėti šventiškos nuotaikos, darnos šeimose ir su vaikais, kadangi dabar tie vaikai ateina su žinių bagažu iš namų, kadangi turi visas sąlygas daugiau sužinoti, daugiau pamatyti. Tad jums tenka dar didesnis krūvis, kad papildyti tas žinias ir ieškoti vis naujų būdų, kaip sukaustyti jų dėmesį, kad jūs būtumėte įdomus ir jūsų klausytų per pamokas. Tad linkiu jums laimės, sveikatos ir ilgų gyvenimo metų bendraujant su ta jaunąja karta ir formuojant jų pasaulėžiūrą.